2008 spalis. Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai tiltu per San Francisko įlanką važiuoja į pirmąją treniruotę Oklendo Oracle arenoje. Kitos dienos vakarą, kai Lietuvoje jau auš rytas, Vilniaus komandos laukia istorinis išbandymas – rungtynės su NBA klubu Golden State Warriors. Galimybę susirungti su NBA klubais šiemet gavo vos 3 Europos komandos – Barcelona, Maskvos CSKA ir Lietuvos Rytas. Ką? Sveiki, atvykę į Ameriką. Vyrai, mes neturim žiūrėti, kad mes tolimą kelionę atvažiavom, mums čia skiriasi laikas ar dar kažkas, mes tą užmirškim, iš šoną meskim. Mes išeinam į krepšinio aikštelę, mes turim kautis su bet ko, kas ten bebūtų. Jie taip pat, nors NBA komanda, bet jie yra taip pat žmonės, 2 rankos, 2 kojos. Operos dainininkų svajonė sudainuoti La Scala teatre, o krepšininkų trokštamiausia scena – NBA arena. Lietuvos Rytas atkeliavo ten, kur norėtų patekti visi, o kai kas iš komandos yra buvęs visai arti. Kaip ir kiti, po koledžo nepatekau į naujokų biržą, todėl turėjau dalyvauti peržiūrose. Mane pakvietė Bostono Celtics. Dirbau ten, bet į sudėtį neprasimušiau. Mano svajonės du. Kai kam NBA lyga dar nėra palaidota svajonė. Jauniausias komandos žaidėjas Martynas Gecevičius prisiminė savo seną tikslą, įžengęs į krepšinio karalystę su Lietuvos Rytu. Ko tu tikėsi žaisdamas NBA klube? Mestre. Patreniruot trajekį. Kai buvau mažiukas, aišku, visų mažų vaikų krepšininkų svajonė, kai tik pradėjau žaisti, buvo NBA, būdavo Jordanas. Kadangi Jordanas esu idealas, tikrai būdavo taip, kad keldavausi naktį, žiūrėdavau NBA finalus ir net dar pats atsimenu, keldavomės su tėčiu. Po reklamos matysite. Šarūnas Marčiulionis atvyko palaikyti Lietuvos Ryto ir sugrįžo į salę, kurioje pradėjo savo karjerą NBA prieš beveik 20 metų. Būdavo suoliukai nuo pusė. Jeigu išeini jo, išėjimas tas būdavo. Marčiulionis nutiesė tiltą į NBA europiečiams, kai 1989-aisiais pralaužė geležinę uždangą ir tapo pirmuoju lygos lietuviu. 4 sezonus Marčiulionis vilkėjo Warriors marškinėlius. Tuomet iš Sovietų Sąjungos patekti į NBA buvo taip sunku, kad iki šiol Marčiulioniui kartais nelengva patikėti, kad tai apskritai įvyko. Kai išvažiavau, tai kai sėdau lėktuvo, tada negalvoju apie tai niekada. Čia buvo dalis tokio kaip ir apsitarimo, kad darė geros valios žaidynės 86 Turneris darė Maskvoje. Tai kad, tokios kaip pirmos kregždės, Volkovas su manim mes turėjom šitą į Atlantą pasižaisti. Jis yra savininkas, buvo tada ir Atlantos Hawks. Tai va, bet taip išėjo, kitaip išėjo. Dabar Šarūnas Marčiulionis dalyja patarimus Lietuvos Ryto treneriams ir žaidėjams, kaip kovoti su Warriors komanda. Yra 2 tietai, žinai, metai iš bet kur atsivaro, visiškai be jokios. Lietuvos Rytui per vieną dieną reikia prisitaikyti prie NBA taisyklių. Kur sustoji, minutę pasiemi. Aš mačiau, kad ima, kada griūva jautą. Jeigu spaudžia, tai... Rungtynės su Warriors krepšininkais vyks 48 minutes. NBA teisėjai kitaip nei Europoje traktuos žingsnius ir pražangas. Tritaškio linija NBA aikštėje nutolusi pusmetriu toliau. Dėl taisyklių jau perspėjom, nes čia truputį ir šiaip kalbėjomės, kad čia ko gero gali būti pradžioje tokių daug niuansų, kurių mes net nesuprasim, bet varžybos ilgos ir prisitaikys. Tik svarbu, kad tie šiaupukai nenueitų labai greitai rezultatą. I'm not nervous, you know, I mean, this is
Nesijaudinu. Kodėl kas nors turėtų jaudintis? Atvažiavome su jais kovoti, o tai turėtų būti visiems smagu. San Franciską ir Oklendo miestą, kuriame rungtyniauja Warriors, skiria tik tiltas per įlanką. Todėl Lietuvos Rytui NBA atstovai parinko viešbutį gyvybingajame San Franciske, o ne industrinėme Oklende. Nuo Vilniaus iki Šiaurės Kalifornijos Vilniaus Lietuvos Ryto komandai reikėjo keliauti daugiau nei 16 valandų. Labas. Kaip sekasi? Krepšininkai persikėlė per 10 laiko juostų. Nerimaudami dėl aklimatizacijos poveikio, žaidėjai ir treneriai pirmą dieną vaikštinėjo po San Franciską, blaškydami miegą. Pavargę visi griuvo į minkštas lovas prabangiame viešbutyje Ritz-Carlton išsimiegoti. Man niekada su miegu problemų nebūna. Martyno Gecevičiaus pirmą kartą laukia galimybę susikauti su NBA žvaigždėmis. Jam dar tik 20, bet gynėjas jau tapo vienu pagrindiniu Lietuvos Ryto snaiperiu. Kadangi gyvenau nuosavam name, turėjau krepšinio aikštelę turėjom ir eidavai į lauką, mėtį, tėtis padėdavo su broliu, žaisdavai vasaras, visas praleidai, sakykime, betoninės krepšinio aikštelės, batų sutrinta yra milijonas ir darydavai viską, kad tik tai kuo daugiau laiko praleisto kamuolį. Marčiulionis jau buvo baigęs karjerą, kai Martynas mokėsi Marčiulionio krepšinio mokykloje. Čia vaikams buvo rodomi ir senų Warriors rungtynių kadrai. Pradėjau sportuoti Marčiulionio mokyklai, paskui, kai jisai atvažiuodavo, mums dar būdavo paskaitėlės netgi Marčiulionkiai, rodydavo su juo filmus, tada tokių esu matęs daugiau biškiai ir kai jisai atvažiuodavo žiūrėti, ten būdavo sezono atidarimai, uždarimai, jisai būdavo, paspausdavo ranką, tai tikrai būdavo svarbi diena. Nebūčiau pagalvojęs, kad galėčiau žaisti ir kad ateis tokia diena, kai žaisiu būtent prieš tą Warriors ir tokių minčių tikrai net nebūdavo. Oracle Arenos koridorių Šarūnas Marčiulionis nepamiršo, o jo nepamiršo iki šiol Warriors dirbantys žmonės. Legendinis treneris Donas Nelsonas vėl stovi prie komandos vairo. Taip pat kaip ir tada, kai prieš 19 metų, kai į Oklendą atvyko Rooney. Taip Marčiulionį vadino amerikiečiai. Smagu vėl susitikti su Rooniu. Jis geras žmogus ir vienas iš visų laikų mano mėgstamiausių žaidėjų. Bet jam buvau labai griežtas. Tiesą pasakius, per daug griežtas. Turbūt taip nereikėjo. Tam žymiu jam geresnis treneris. Jis buvo nuostabus krepšininkas, kol negavo traumos. Sunku buvo jo, kad aš šešios eilės juokėsi visos, kurie girdi, ką jis man komentuoja mano žaidimą, ką jis man sako, gerai, kad aš ne viską suprasdavau. Na, vadinkim, jo, šešios eilės, kiek jo balsas jau užkabina tiek šitą, tiek visi juokėsi iš manęs. Sunku. Warriors ruošiasi dvikovai su Lietuvos Rytu. Jiems tai iki sezoninės rungtynės, prieš pat NBA pradžią. Todėl pirmą kartą treneris Nelsonas į starto penketą leis visus stipriausius savo žaidėjus. Tai rungtynės, kurių negali pralaimėti. Žinome, kad NBA žaidžiamas geriausias pasaulio krepšinis, todėl jaučiame spaudimą ir turime į šį mačą žiūrėti labai rimtai. Juk yra NBA komandų pralaimėjusių europiečiams. Tarp Warriors lyderių NBA žvaigždė gynėjas Stevenas Jacksonas. O tvirtą vietą po krepšiu užima latvis Andris Biedrinis. 22 metų aukštaūgis iš Rygos į NBA pateko būdamas vos 18 ir sugebėjo išgyventi didžiulę konkurenciją. Biedrinis pradėjo jau 5. sezoną Warriors klube. NBA yra NBA. Nieko panašaus nėra niekur pasaulyje. Jei gauni galimybę, turi ją pasinaudoti. Patekti į NBA yra labai sunku, o grįžti į Europą gali bet kada. Sunkiausia patekti.
Todėl jauni talentai turi pasinaudoti mažiausią galimybę. Kaip sunku įsitvirtinti NBA lygoje prieš keletą metų pajuto ir Lietuvos krepšinio žvaigždė Šarūnas Jasikevičius, trynęs Warriors suolelį. Pirmaisiais metais nebuvo lengva ir Šarūnui Marčiulioniui. Pirmą sezoną, tai jeigu traukia hardvėjus ir mes 3-2, tai žinau, kad dabėgsiu iki galinės, pabučiuosiu liniją ir grįšiu atgal. Galėjai net negalvoti apie kamuolį, kad gausi. Pakartot kažką, tai visą kitą. Bet tiek, kad žinau, kad reikia bėgti. Arba 2 prieš 1 tenais, numes kamuoliuką ir paskui sakau pasok, aš labiau pasitikiu, jisai tikrai įmes. Dėl to, kad man bus asistas, jeigu tu pramėsi, aš asistą pražasiu. Statistika, pirmais metais, nežinau, kaip skaityti statistiką, nebūdavo tokių statistikų. Kaminskas rašydavo su paišeliu tenais kažkokius, kad važiuoju pirmais metais, tai čia statistika, lapai kažkaip, taškai tenais, aš niekam man tenais, eina duoda tenais, aš kažką skaitysiu. Laimėjai ar pralaimėjai, čia klausimas yra, žinai. Pergyveni, kada pralaimi, džiaugiasi, kada laimi. Tai buvo kokie antro sezono gale, turbūt kažkas tai pradėjo tenais, ten tą statistiką reikš kažką, tai skaityti pradėjau jau. Tai man tai buvo tokie pojūčiai, o dabar tai viskas yra suvesta grinai tam. Kur Šaras? Rungtyniauti su NBA komanda, kurią yra atstovavę net 2 lietuviai, ypatinga kiekvienam Lietuvos Ryto žaidėjui. Zylė, NBA, Italija. Vilsmai užpulo vienintelį Vilniaus ekipos amerikietį. Čekas Eiconas prieš 5 metus buvo beveik tikras, kad pateks į stipriausią pasaulio lygą. Jis baigė Pietų Karolinos universitetą ir buvo vienas ryškiausių NCAA žaidėjų. Man buvo pasakyta, kad pateksiu į antrą NBA naujokų biržos ratą, bet kai Orlando Magic pakvietė kažką kitą, paskambino man ir tepasiūlė atvykti į treniruočių stovyklą. Tuo metu nežinojau, ką atsakyti. Kartu su Lietuvos Rytu Eiconas grįžo į gimtinę. Jo kovos su Warriors ruošiasi žmona, auginanti ką tik gimusius dvynukus. I miss them bad. I love them to death. They're the greatest things. The boy Trip, he looks exactly like I did when I... Berniukas atrodo taip kaip aš, kai buvau mažas. Jis labai plonas ir visai neturi mėsos. Mano dukra Medlin yra didelė kaip dvyniai, o jos veidas visai kaip mamos. Negali būti nieko geriau. But her face looks exactly like her mom's. So couldn't ask for anything better than that. Lietuvos Rytas laimės kokią 15 taškelių. Rytoj sugrįžtam tiesiai iš lėktuvo į Kunigaikščių Užupį, važiuosim švęst pergalę šiandienos. Nes laimėsim, nėra ko čia. Laimėsim! Visi kartu! Rytas! Čia nėra Kauno, čia nėra Vilniaus, čia nėra Klaipėdos, čia yra vienas žodis Lietuva. Rytas! Rytas! Mes pirmiausia turim žaisti savo žaidimą. Tik tai vienas dalykas, ko reikia išskirti. Super kovingumas turi būti ir jokių klaidų. Nereikia prašyti nei Dievo pagalbos, kad ten kristų bet koks metimas. Reikia, kad būtų visų pirma kovingumas ir klaidų, kad nebūtų. Darykim taip, kad vienas kitam galėtume žiūrėti į akis, o ne taip galvas nuleidė. O, coach, sorry, ten vienas kitam. Būkit vyrai. Lietuvos Rytas! Tėve, padėk patikėti ir kovoti dėl pergalės. Lietuvos Rytas! Pirmosius taškus Lietuvos Rytui pirmosiose komandos istorijoje rungtynėse NBA arenoje pelno Mindaugas Lukauskas. Tritaškio linija yra pusmetriu toliau nei Europoje. Vilniaus komandai problemų pataikyti iš toli nebuvo. Gal čia daugiau psichologinis dalykas, kai tu visą gyvenimą, pavyzdžiui, aš ir Mindė metam tos tritaškius, vis tiek daugiau tritaškių metam negu dvitaškių dažniausiai. Ir
meti, nežiūri, ta linija, būtų linija nubrėžta dar 1 metrų toliau, tu vis tiek mėsum tą trajeką. Po šio Čeko Eitsono tritaškio rezultatas tampa 21-24 Warriors naudai, bet netrukus tas pats Eitsonas išveda Lietuvos Rytą į priekį. Rungtynėse su NBA komanda amerikietis pelnė 28 taškus ir po mačo sulaukė nustebusių NBA žvaigždžių komplimentų. Varžovai šiandien puikiai kovėsi. Ypač man patiko 13 numerio žaidimas. Kuo jis vardu? Čekas Eitsonas. Jis žaidė labai gerai. Manau, kad po tokio pasirodymo jis gali sulaukti NBA dėmesio. Lietuvos Rytas neįtikėtinai gerai žaidė puolime. Dėl to turėjome rimtų problemų. Antrojo kėlinio viduryje po Warriors žvaigždės Steveno Jacksono dvitaškio amerikiečių pranašumas 13 taškų. Netrukus jis išaugo iki 20. Taip, vyrai, jūs dabar žiūrėkit į akis, čia žiūrėk, į akis. 18 klaidų padarė. 3 minutės pažaidžia, einat, sėdat ant soliuko, bet tai turi būti visų greičiu. Lietuvos Rytas! Lietuvos Rytas sugeba priblokšti NBA komandą po didžiosios pertraukos. Martynas Gecevičius pelno 5 taškus iš eilės. O Vilniaus klubas laimi atkarpą 10-0. 5 iš eilės? Matėt, kaip duoda rezultatų, kada mes susispaudžiam gintis. Mindaugas bėgioja, iš antros pusės atbėgo, paliko laisvą žmogų. Metė dabar 3-4 kartus laisvi. Nepataik. Trečiojo kėlinio viduryje Warriors pranašumas ištirpsta iki 4 taškų. Kai Mindaugas Lukauskis pataiko 4-ąjį savo tritaškį rungtynėse ir rezultatas tampa 72-68. Lietuvos Rytas neišlaikė pranašumo. Stevenas Jacksonas pelnė 28 taškus ir padaręs darbą sėdo nuo suolelio žiūrėti, kaip rungtynių pabaigoje lietuviai leidžia Warriors krepšininkams atitrūkti. Bet vilniečiai perlipo 100 taškų ribą. Rungtynės baigėsi 126-106. NBA rungtynės vyko 8 minutėmis ilgiau ir mes žinojome, kad galime pataikyti, kad pelnysime nemažai taškų, bet perlipti per 100 yra labai gerai. Rezultatas -20 nelabai džiugina, bet iš kitos pusės vis tiek pirmą kartą žaidėm su NBA komanda ir gal daugeliui žaidėjai vis tiek toks iššūkis šioks toks, kaip bebūtų. Bet visumoje neleidom čia iš mūsų tyčiotis. Tai labai stipri komanda ir mums su jie kovoti buvo neįprasta. Atrodė, kad jie NBA. Jie labai greitai keitėsi, staigiai pereidavo į puolimą. Suprantu, dėl ko ši komanda yra viena geriausių Europoje. Geras jausmas buvo būti aikštelėje ir žaisti prieš NBA, žaisti su savo chebra ir visa kita. Iš tikrųjų jausmas buvo geras, esu dabar laimingas. NBA game. Good job. Buvo svarbios varžybos, aš galvoju, kad jūs ūgtelėjot centimetrų, gal kai kas nusileidot. Visumoje aš galvoju, kad buvo pamokančios geros rungtynės, taip kad jau visiems ranką paspaudžiau, pasveikinau. Viskas, baigiam, važiuojam. And so on. Finish trip. Hey! Hey! Stepai! Lietuvos Rytas!